Sveiki visi, su jumis Jolanta ir aš, ir kanalas Taro gyvenimą ir meiliai. Senai bežiūrėjome tokią situaciją. Jis ir dvi jo moteris. Na, kada nors pažiūrėsime jį ir du jos vyrai, ne? Reiktų atnaujinti informaciją. Taigi jis ir dvi jo moteris. Koks šioje situacijoje yra vyriškis? Pažiūrėkime. Koks šitoje situacijoje yra vyriškis? O taip, aišku, kad yra dvi moteris. Du kardai. Žmogus negalintis apsispręsti, negali priimti situacijos, nes situacija pasibaigė ir tikriausiai su abiem moterims. Taip, gali būti, kad su abiem moterims situacija yra pasibaigusi, arba vyriškis yra tiesiog paėmęs labai rimtą pauzę su abiem savo moterims. Taigi, pažiūrime, kokia šitoje situacijoje yra meilužė. Ta, kuri nėra pastovi moteris, o jie ko gero turi kitą vyriškę, nes iškrito karalius pinigų. Ir kokia yra moteris, su kuria jis gyvena? Kardų karalienė, be abejo, jinai irgi yra nuo jo per atstumą. Jinai paskelbus yra ultimatumą tam tikrą, arba skiriamės, arba kažką daryk. Ir taip toliau, na gerai. Na ir kokią jis mato savo pastovę moterį, tarkim, jis jau nežiūri rimtai ir iš viso jis jau nebežiūri rimtai, arba jinai jį nebežiūri rimtai. Čia yra jau kvailelis, tai jau čia santykiai yra laisvi, vienas nuo kito žmonės yra laisvi. Kaip jis mato tą kitą moterį, kuri nėra jo šeima, jis mato ją kaip savo šeimą, kaip artimą žmogų labai. Arba mato, kad pas ją viskas gerai, jos namai lūžta nuo pertekliaus. Jisai gali matyti, kad jinai gyvena turtingai, laimingai, saugiai su vyriškiu. O čia yra šitoj pusėje. Mes žiūrime pastovę moterį, žmoną, tarkim, arba ilgametę. Ir jau čia yra kvailelis. Na gerai, ką jis galvoja apie savo žmoną? Ką jis galvoja? Kad reikalai nesisprendė, kad ilgą laiką kažko laukiau ir rezultato nėra. Arba jinai galvoja, kad jinai kažko laukia iš jų ir rezultato negavo. Ką jis galvoja apie meilužę? Tai gali būti darbiniai santykiai. Arba galvoja, kad moteris yra užsiėmusi savo gyvenimu, savo kasdienybę pagal 8 pinigėlius ir jie tiesiog kala pinigėlius, dirba darbą ir visai nekreipia į dėmesio. Ar yra kokie nors jausmai savo žmonai? Tokie išlikti ant bangos, manipuliuoti, lengvas bendravimas, pasikalbėjimas, pinigėlių galbūt mokėjimas. Tokie jausmai ir čia kažkaip tai. Abipusiškai, ar yra jausmai meilužiai? Pagal kardų klūzą, tai čia reikia pokalbio. Jausmai tokie, kad reikia įsiaiškinti, kad būtinas pokalbis, kuris kažkaip galutinai sustatytų taškus ant į. Ar yra planų? Ar jis planuoja į žmonos pusę kažką? Pakabintasis, jis nieko neplanuoja, jis tiesiog yra auka, aplinkybių auka, jis jaučiasi auka. Ar jis planuoja ką nors meilužės pusę? Pinigų karalienė, tai kaip ir, iš kitos pusės sakytų jisai, ką aš galiu planuoti, jeigu jinai yra, čia pinigų karalius, jinai pinigų karalienė. Ką aš galiu planuoti su moterim, kuri yra užimta, ar ne? Bet šiaip jisai planuotų, čia pentakliai krenta visur labai, čia jam tokia stabili ta moteris atrodo. Kaip ir planuotų, perspektyvas mato, ne perspektyvas, pažiūrėkim artimiausius veiksmus į žmoną. Artimiausias veiksmus į žmoną, kažkaip susitarti. Kažkaip susitarti, toliau palaikyti ryšį, nekelti streso vienas kitam. Ir kokie artimiausi veiksmai meilužė? Tai bokštas, artimiausių veiksmų nebus, o ką bokštas atims, pažiūrėkime. Bokštas ką atims? Tokį užtikrintumą, pasikelimą, tokį vertingumą šitų santykių ir ko bokštas atneš? Iliuzijas. Artimiausių veiksmų tikrai nebus. Jokių veiksmų iš šitą pusę nebus. O čia kažkaip palaikyti ryšį, bendravimą žmonos pusė, ar ne? Ir perspektyvas vyriškis ar mato su savo žmona, pažiūrėkime. Mirtis. Kodėl ta mirtis? Kodėl? Į kurią pusę mirtis? Ar čia į gerą pusę, ar čia į blogą pusę? Lazdų karalienė, gali būti kita moteris. Lazdų, kad čia mirtis, o čia yra kita moteris. Ar tikrai taip? Taip, kažkas naujo. Kokias perspektyvas mato su savo
pastoja partnerį, bent jau kortos rodo, kad jis jokių nemato prošvaisčių, nes yra kita moteris ir jis tiesiog mažai žingsneliais judės link kitos moters. O ar jis mato perspektyvą su šitą moterim, su savo meiluže, tarkim, antrąją moterim? Kartų karalius, kad jis turi priimti kažkokį sprendimą. Arba jis mato save buvusiuoju. Ne, jis pasidės ir nauja pradžia. Ir kada jis čia planuoja tą naują pradžią padaryti su ją? Kardų riteris. Kardų riteris, žinot, ne anksčiau negu ruduo žiema. Tai gali būti rugsėjis spalis. Gali būti nauja pradžia apie rugsėjį spalį. Tai gerai. Ir kaip mato Taro vis dėlto? Kaip mato Taro? Kas vyksta jo gyvenime tiesiog dabar? Žmogus susipainiojo 5 lazdos. Jis nežino, 5 lazdos, 2 lazdos, 3 taurės. Žmogus gal netgi geria. Jis taip susipainiojo, kad jis galbūt netgi geria arba tiesiog pas draugus kažkur. Tai čia tiesiog taip linksmai leidžia laiką. Stengiasi leisti linksmai laiką, kad negalvoti ir nieko nespręsti. Ir patarimas, tarkim, moterims, kurios žiūri. Patarimas žmonai. Jeigu jų žmona magas, viskas jūsų rankose, pasižiūrėkite, ar jis jums nemanipuliuoja. Ir jūs, jeigu manipuliuojate, jeigu kažkokiais į dar žvaigždė, tai žinote, čia gali būti 8 kardai. Jeigu jūs, patarimas koks, nelaikykite žmogaus pagal magiją, per magiją nelaikykite žmogaus žvaigždė. Jeigu jis norės išeiti, jis išeis, kad ir kaip jūs čia laikysite pagal 8 kardus. Arba jūs jau seniai paleidote, bet jis dar kažkaip tai neišeina, laikosi čia jūsų. Bet jisai jaučiasi čia kaip kalėjime, jisai čia svajoja jau išeiti ir nežinia. Tai o patarimas meilužiai. Iš kurios pusės jūs žiūrite, nesvarbu. Tai šansas. Koks šansas naujas? Tas šansas, kuriuo jūs laukite, jūs galvojate, kad jo nebus, bet iš tikrųjų jūs vis dar mylite, laukite šito šanso, bet jūs jau pavargote laukti šito vyriškio ir emocijos jau tiesiog, kad jų dar yra tų emocijų į jų pusę. Bet jos jau blėsta, jos paskutinės, jos pastovios ir jau ilgalaikės tos emocijos iš šito vyriškio pusę, bet jūs jau pavargote laukti iš tikrųjų. Ir patarimas vyriškiui. Ką šitoje situacijoje daryti? 7 lazdos. Vis tiek kada nors reikės išeiti į tą tiesos kelią. Kol kas nutyli, Taro kortos nutyli, kada jisai išeis iš savo mąstymų, iš savo šitos situacijos. Kol kas Taro neduoda jokių aiškių koordinačių, kol kas žmogus yra nelaisvose aplinkybėse, bet Taro sako, kad maždaug artėjant rudeniui, artėjant žiemai gali kažkokie pokyčiai įvykti. Tai tokia situacija. Ačiū visiems, iki pasimatymo.